Ar žinai, kas yra rūšiavimas? Tai perdirbti tinkamų žaliavų atrinkimas. Rūšiavimą dažnai laikome menkaverčių dalykų, kuris nepajėgus padaryti įtakos globalioms klimato kaitoms problemoms. Tačiau visos pasaulinės bėdos prasideda nuo mažų dalykų, kuriems įtakos turi kiekvieno mūsų elgesys. Vienas žmogus atsakingai rūšiuodamas atliekas gali išsaugoti 100 medžių ir jeigu tokias žmogus pavyzdžiui pasieks jo vaikai, išsaugotas liks visas miškas. Nerūšiuojant didėja sąvartynai, o jie užteršia gruntinius vandenius. Taip pat deginant atliekas išskiriamos žmogaus organizmui pavojingos dujos, juk visi norime gyventi švarioje aplinkoje, o dėl šiukšlių ir užterštos aplinkos žūsta tūkstančiai gyvūnų. Ar žinote, kaip teisingai rūšiuoti? Žaliasis konteineris yra skirtas stiklui, taigi jį galima mesti stiklinę, stiklainius. Tačiau jokiais būdais nemeskite elektros lempučių. Į šį žaliąjį konteinerį galite mesti skardines, taip pat stiklinius butelius, bet atsiminkite, jog porceliano duženos nėra priskiriamos prie stiklo, bet čia puikiai tinka stiklinės taurės. Į mėlynąjį konteinerį metami įvairūs popieriai, todėl čia tinka kartoninės dėžės, bet jokių būdų negalima mesti tapetų. Taip pat galima mesti laikraščius ir kitus popierius. Visi plastiko gaminiai yra metami į geltonąjį konteinerį. Čia tinka plastikiniai maišeliai, bet nesumaišykite. Pakelį nuo traškučių čia ne vieta. Meskite švarius plastikinius butelius bei pakuotes nuo pieno. Prašyčiau būti atidiems. Įvairūs buteliai nuo chemikalų nėra priskiriami geltonajam konteineriui. Tačiau kuo puikiausiai tinka švarios sulčių pakuotės, nes švarūs dažų indeliai neturėtų keliauti į šį konteinerį. O ką darysime su kremo tubele? Aišku, kad mesime į geltonąjį konteinerį negalvoja. Plastikinis butelis suteptas aliejumi tikrai negali būti metamas su kitais plastiko gaminiais. O indelį nuo grietinės meskite drąsiai, bet prisiminkite, kad visi šie daiktai turi būti švarūs. Tikiuosi, kad dabar jūs žinote, kaip reikia taisyklingai rūšiuoti. Tad skatinu jūs rūšiuoti kartu su manimi.